esu bėgantis jautis, Deividas. Mindaugas, Vinetų, Nuolankusis Vilkas, Vinetų kaimas. Kokopelis, Saulėgrįžos festivalis. Šitas festivalis pradžiai buvo kaip šventė Saulėgrįžos, tokia mažesniam formatė, vienos dienos šventės, vakaro šventė. O atėjo laikotarpis, kai norėjome, kad ta šventė būtų didesnė, platesnė ir su daugiau visokių patirčių. Tai žmonėm sugalvojom suteikti tokią galimybę visus kitus pakviesti kartu švęsti ilgesniam formate, kaip festivalis Kokopelį. Džiaugsmą su muzika, su derliumi, vaisingumu, tai kaip sakant, visą tai skleisti ir gausos, meilės, žinutę perteikti. Tai taip ir tampa jau 9 metus iš eilės Kokopelį festivalį. Aš esu Jogaila Ivašauskas, Kokopelį esu nuo pat jo gimimo, nes mes su bėgančiu jaučiu, Deividu. Jį sumastėm ir čia buvo mūsų toksai susvaigimas, kad norėtume padaryti festivalį. Mes tuo metu čia turbūt prieš 9 metus, jeigu mano atmintis neklysta, čia padarėm Vinetų kaime Salūne kalėdinį vakarėlį savo draugams ir jis visai neblogai pasisekė ir mes tada sugalvojom, kad reikia turbūt ir festivalį pabandyti padaryti. Ir mes per pusę metų pirmąjį Kokopelį padarėm, sukvietėm draugus, prisikvietėm atlikėjų, dekoracijas, organizavom. Buvo tikrai smagus laikas. Tuo metu dar turėjom ambicingų planų per vasarą padaryti 3 festivalius, kiekvieną mėnesį po vieną, bet išliko tik vienas Kokopelį. Tokia buvo pradžia, pavadinimą sugalvojau. Tiesiog atsimenu, kažkur Klaipėdoje važiavom ir toptelėjo, kad Kokopelį būtų puikus pavadinimas, nes tai yra indėniškas simbolis, reprezentuojantis tokį veikėją, kuris eina per kaimus, linksmina žmonės, neša vaisingumą, derlių, gerą nuotaiką ir labai viskas suderėjo. Taip gimė tas Kokopelė. 2 draugų susvaigimas, kuris išaugo į štai šeimos tokį dabar jau festivalį, pilną programą, veiksmą. Daug žmonių, daug savanorių, daug lojalių žmonių, kurie kasmet grįžta čia, tai tas labai faina. Čia susirenka įvairūs praktikai, kurie savo išmintimi dalinasi, visokios terapinės sesijos, muzika. Tai čia atvykstantis iš tikrųjų turbūt tiesiog ieško išeities, pabėgti šiek tiek iš miesto, šiek tiek arčiau gamtos pabūt tokioj vienybei, bendrystėj, kažko pasisemti žinių, surasti bendraminčių. Sakau šeimos festivalis, nes aplinka iš tikrųjų labai draugiška visai šeimai, tiek ir čia vaikų zonos yra, tėvai gali eiti paskaitas, vaikai indėnus žaisti, nes vis dėlto indėnų kaime esam. Bet čia laukiami visi, čia nebūtina šeimą turėti, kad aš pavyzdžiui, tiesiog tvariau. Jo, tai festivalis čia gimė, čia ir augo, čia ir vyksta, tai čia yra Vinetų kaimas, absoliučiai nuostabi vieta. Turbūt čia tas atvejis, kai iš festivalio negalima atimti vietos. Čia yra Amerikos indėnų muziejus, tai aplink mus tipiai, sakė to temai. Tiesiog čia gera būti, gera įsižemint, gera nueiti gyvybės medį apsikabint ar upėje išsimaudyti. Ta Vinetų kaimo valdanti šeima visą tą stebuklą kūrė, tai aplodismentai jiems. Kokopelį visą tą galę ir kyla iš šitos vietos ir iš čia esančių žmonių. Vieta čia ypatinga tom, kad yra Danės upės slėnis ir aplinkai yra piliakalniai, labai stiprios energetiškai vietos, yra Kuršių pilis buvusi. Ir čia atvažiavo indėnų, kaip sakyti, energija irgi neatsitiktinai pasirodo. Atėjom įsikurti 2005 metais, pajutome, kad čia reikia indieniškos dvasios, nes indieniška dvasia manyje gyveno nuo vaikystės, jaunystės. Žmona irgi taip pat domisi, gamtos mylėtojai yra, kaip ir aš, ir visi kartu šeima pradėjom čia įsirenginėti, tai statėm palapinę, nes greičiausiai ir pasistatai, greičiausiai apsigyveni. Jokių betono luitų, tu ten tu apdengiai greitai ir galėjai ugnelę kūrenti, mėgoti ir mėgotis būgnais groti. Po kiek tai metų įdomus faktas buvo, kad nuo kalno leidžiasi moteris ir jinai sustojo, atsisėdo ir taip žiūri šitą vietą nuo kalno, kad dūmai rūksta, palapinės jau ne viena, ne kita, jau kokie 10 stovi. Ir jinai kokie 20 minučių lūkuriuodama ateina vėliau pas mus ir sako, žinot, kas čia, sako, įkūrėjas. Sakau, kaip tik aš čia su šeima, mes čia kaip tik tą padarėm. Sako, neįtikėsit, aš čia gyvenau, vaikystę praleidau ir visą tą pievą žaisdavau ir buvau Vinetų. Žinojo kaip indienė Vinetų
Ir aš dabar grįžau iš Prancūzijos po 20 metų ir žiūriu, negaliu patikėti, Vinetų kaimas. Ir sako, net galvoju, ar miražas, ar čia aš sapnuoju, ar čia kas, ir atsisėdau. Tai va, įsivaizduoju, kažkokia energetiškai tokia susikūrė erdvė, kad čia būtent tas turi įsikurti, čia jau aktyvacija su to vardu padarė, ne, tokia indėniška. Ta žemė tokia iš tikrųjų savo turi gydymą, savo tokia išneša į kitą dimensiją, kaip sakau. Ahoj, aš esu Šviesioji Lakštingala, Emilija. Tai Kokopelė festivalis visų pirma, tai pats Kokopelis yra džiaugsmo, laimės, gausos simbolis. Ir manau, jis labai atspindi šį festivalį. Tai šitas festivalis yra apie bendrystę, apie buvimą kartu, apie džiaugsmą, apie meilės gausą, apie laisvę, pasitikėjimą. Ir labai smagu, kad čia yra įvairiausių žmonės, čia yra nuo mažų vaikų iki senolių. Ir galbūt fainiausia, kad visą tai šis festivalis apriepia viso amžiaus grupės ir sukuria tą tokią vieną didelę šeimą. Ir gaunamės viena didžiulė gentis. Tai labai gera šitame festivalyje išpildyti tą bendrystę ir tos genties jausmą. Kokopelio programa susideda iš dvasinių praktikų ir jos yra įvairios, tai irgi tikslas kalbėti ne tik apie skirtingas amžiaus grupės, bet yra taip pat ir skirtingos religijos, atrodo daug sienų, kurios galėtų mus skirti, bet Kokopelis festivalyje sienų nebėra. Tai lygiai visi žmonės įvairių tikėjimų dalinasi savo patirtimi, praktiką ir tai, kuo jie tiki, ir žmonės gali atrasti savo tiesiog sielos vedlius, dalinti savo dvasinėmis patirtimis, savo išgyvenimais. Tai viena dalis, yra dar ir koncertai, kada galim pabūti, pašvęsti, tiesiog gamtoje mėgautis. Taip pat yra ir programa vaikams, kur vaikai irgi turi savo erdvę, savo programą. Tėvai tuo tarpu gali šiek tiek atsipūsti ir atrasti laiko savo daugiau. Kai Kokopelė festivalis vyksta Vinetų kaime, o Vinetų kaimas ypatingas tuo, nes čia puoselėjama Šiaurės Amerikos indėnų kultūra, tas ryšys su gamta, kuris yra labai tarp kitko artimas baltų kultūrai, mums, mūsų protėviams, vieta jau yra įkrauta tos energijos, tos bendrystės, tos laisvės. Aš normaliai atrodau? Viskas, kaip festivalio antrąjį rytą. Tai sveiki, aš esu Tautvydas Paulius Augustinas iš grupės Baltasis Kiras. Esame indėnų kaime Vinetų Kokopelį festivalyje, nuostabiausiam joninių šventėj. Man bent jau čia yra smagiausia švęsti joninės. Man atrodo, kad nuo 1 metų aš lankausi jau 9. Man teko dalyvauti visuose 9. Gyvenimas tiesiog sukasi beprotiškai greitai. Jaučiu, kad festivalis kažkaip užaugo ir buvo užaugintas Vinetų kaimo ir tuo pačiu pats festivalis užaugino Vinetų kaimo, kažkokia sinergetika tokia graži. Festivalis išsipildo, žmonių vis daugėja, muzikos scena vis įvairėja. Ir man toks įspūdis, kad festivalis skleidžiasi, gražėja, gerėja. Šiemet gal aišku tik oras toksai keistesnis, toksai grįžta kažkoks ciklas, atrodo, kad grįžta, nes ir pirmi buvo tokie lietingi. Geras įspūdis, man pačiam groti čia irgi nuostabu. Per tos metus aš prisimenu, kaip prasidėjo, tai buvo tokia su aparatūra, buvo taip viskas paprasčiau, po to įvyko kažkoks viduryje to festivalio gyvavimo lūžis, kur staiga pasidarė aparatūra aukščiausio lygio, tikrai pasidarė ir dabar taip malonu klausyt ir grot ir būt šitam festivalį. Mums kaip grupiai tenka groti įvairiausius. Su tuo, kai aš lyginu, tai aš matau, kad čia yra žymiai daugiau autentikos, žymiai daugiau ramybės, tokio pajutimo vienas kito, buvimo drauge. Labai gražu, kad nėra alkoholio ir visų dalykų, kurie kažkaip išderina, gal reiktų sakyti. Čia kaip tik visi susirenka susiderint, susijaust, susibūt su gamta ir ta muzika papildo ir atrodo nieko netrūksta kaip normaliam festivalyje. Yra ir scena, yra ir geras garsas, ir nuostabi programa ir tada supranti, kad tie didieji festivaliai kartais jie ir per daug triukšmingi, ir per daug random. Aš jaučiu, kad čia yra viskas, ko reikia geram festivaliui ir dar daugiau. Ir toks šiek tiek pagilinimas
ne tik to, ką matai ir girdi, bet ir ką jauti, to kviečiu visus atvykti į 10 jubiliejinį Kokopelį. Pirmas festivalis buvo labai, sakyčiau, toksai namų gamybos nuoširdus, galbūt ne apie viską pagalvojom, galbūt klaidų darėm, galbūt programa nebuvo gerai išdirbta, bet padarėm. Kokių pažįstamų dekoratorius Kasparas, Tautvydą pasigavom tada ir susipažinom. Mano būgnų mokytojas Gediminas Mačiulskis grojo pas tave ir mes varėm su Deiviu į koncertą, kad tave užkalbintume po koncerto, pakviestume į pirmąjį festivalį. Man tai atrodė, kad toks jausmas, kad yra gal ir ne viskas aišku, kaip daryti, ar ne viskas pavyksta, kaip tu sakai, bet yra tas užsidegimas ir noras padaryti būtent tai. Pirmie metai buvo patys svarbiausi, nors turbūt tas, kaip festivalio, jeigu taip labai objektyviai vertim, buvo klaidų, bet jis pats geriausias. Bet, žinai, žmonės dažnai į koncertą ateina ne klaidų stebėti, ar festivalį atvažiuoja, o tiesiog pasimėgauti. Tas labai fainai, be klaidų neįmanoma. Kartais net negražu, kaip be klaidų. Tas, man atrodo, per sausį. Ja, bet čia turbūt tiesiog šitą bendruomenę Vinetų kaimo ir žmonės visoje Lietuvoje ir užsienį, kurie susiję su Vinetų kaimu, čia yra visa paslaptis šito festivalio sėkmės. Ir šita vieta. Šita vieta yra magiška, stebuklinga. Ir šamanai, visi tie, kurie yra čia atvykę, man ir pačiam yra tekę dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose, net ne per Kokopelį, o apskritai čia Indėnų kaime Vinetų, tai kažkaip atrodo, kad viskas taip kraunasi, auga ir stiprėja. Jo, čia toksai. Ir festivalis kaip šventė tokia gaunasi susibūrimo per joninės ypatingų metų. Jo, toks paparčio žiedas. Galima taip sakyti. Jeigu Vinetų kaimas yra papartis, tai Kokopelis yra paparčio žiedas. Mano vardas Kasparas, draugai mane vadina žmogus Kasparas. Ir esu dekoratorius, Kokopelį festivalį dekoruoju 7 metus iš eilės. Kasmet stengiuosi pristatyti viską nors naujo. Šiais metais turim itin spalvingą dekoracijų variantą, kuriame susipina tiek meksikiečių, tiek Šiaurės Amerikos indėnų raštai. Įdomus labai variantas, sakyčiau. Prasidėjo prieš 7 metus, blankiai atsimenu, kad turėjau nedaug dekoracijų. Parašė man Deivis, festivalio organizatorius, važiavau, išdekoravau, visiems patiko, ir tęsėm bendradarbiavimą jau 7 metai, nėra nei vieno festivalio, kurį dekoruočiau tiek kartų iš eilės. Jurgita, dabar papasakok, tai kas įeina į tavo kukurūzų košę? Nori paslapčių? Taip. Negaliu. Negalima? Supratau. Recepto neišduosi. Labai skani. Taip, tai aš valgiau, daug per klausęs. Tai kas? Kukurūzai. Kokosų pienas. Sviestelis. Kardamono prieskoniai. Ir kokoso dražlis. Aš maniau, kad ir ciberžolių yra. Gal truputį ir buvo. Vienur dedu, kitą nededu. Tai saulės košė. Saulės košė. Labai gražus pavadinimas. Tai ką, tai čia yra festivalio virtuvė, ar ne? Čia yra pati svarbiausia festivalio vieta. Jo, čia kur visas mūsų valdomas maistas gaminamas. Tai čia yra mūsų festivalio bufetas. Nuostabios damos dirba, ir iš čia mes visi gaunam savo maistą. Tai čia, galima sakyti, yra svarbiausias festivalio taškas. Kaip jaučiatės festivalį? Labai gerai. Puikiai. Labai daug žmonių, labai geri visi malonus ir malonu ir tarnautams. Aš esu Karina Perla, bet mano kakavos visas pasaulis, ir ne tik kakavos, apskritai mano visos veiklos pasaulis, vadinasi Miško Perlai. Ir Miško Perlai dėl to, kad, nežinau, tiesiog viskas apie tai, kas yra susijęs su gyvenimu gamtoje, susijęs su saviugda. Ir jeigu reikia trumpai vardinti, kaip aš sakau, tiesiog ėjimas su savo pasimatymas su savo siela, savo širdies link, tai visiškai nesvarbu,
kokia tai veikla bebūtų. Tai va, bet mano pagrindinis dalykas yra kakava, ką aš darau. Per tuos visus metus, kiek jau kakava su manimi yra, per tuos 3-4 metus tikrai esu išbandžiusi daug skirtingų receptų, su cinamonais, muskatais, pienais, be pienų, žodžiu visai. Bet man galiausiai gavosi taip, kad jausdavau, kad visi tie prieskoniai jie užgožia kakavos skonį. Ir tada atradau du, kurie mano akimis labai išryškina. Tai yra kajeno pipiras ir druska. Ir tada koks nors saldiklis. Ir geriausiai yra medus. Bet noriu dar tokią paslaptim pasidalinti, kad daug kas geria ceremoninę kakavą ir perka ją jeigu rūgščią. Deda medaus tam, kad nuimti tą rūgštumą, o medus iš tikrųjų dar labiau užrūgština. Tai tada reikia naudoti, jeigu turi rūgščią kakavą, tai reikia naudoti bet kokį kitą saldiklį, tik ne medų. Geriau jau cukraus įsidėti, jeigu nori tą rūgštumą numušti. Bet mane. Tai va, kajeno pipiras, Simonas iš Kauno, paštyras, kajeno paprika. Ir šiaip jinai yra labai sveika, afrodiziako turi šiek tiek. Ir skrandžiai labai gerai, irgi taip užbūsina ir kraujotakį ir viską, tai dar prie visos kakavos to puokštės, tai dar kajenas prideda irgi savo energetinę vertę. Tai va, ir man patinka dar gal svarbi detalė suplakti blenderyje, nes šiaip galima tiesiai iš puodo, bet blenderis padaro jos tokią konsistenciją, tokią purę, atsiranda puta šiek tiek, ir jūs gerai susimaikinti su prieskonį, tai tiesiog aukštesnė kokybė, mano akimis. Taip. Galėsi? Tuoj. Labai dar nereikėtų. Daugiau laiko. Pasijungėme šiek tiek. Viskas. Jūs dabar matos. Net kelinti metai esu Kokopelį, tai sakau, kad šiaip pirmi. Taip pat, kad dalyvaučiau, bet prieš 8 gal metus esu buvusi vieną kartą ir irgi atvažiavau penktadienį ir tais metais Deividas ir Emilija, man rodo, susipažino. Ir jie ten vienas paskui kitą lakstė, vis ten kirkinosi, o aš tada irgi buvau tik šviežiai įsimylėjus ir žodžiu, ir gyvenau Nidoj. Tai leidau laiką ir šeštadienį po pietų taip sėdžiu, žiūriu tą Emiliją su Deividu ir galvoju, ne, važiuoju pas savo meilę. Ir žodžiu susitranzavau ir išvažiavau Nidą Joninį nakties praleisti. Mano pirmoji pažintis su Vilnietų kaimu ir dabar grįžau va čia po 8 metų, tai festivalis tikrai labai stipriai yra išaugęs ir tikrai patobulėjęs. Ir žmonių daug daugiau ir viską, nuo dekoracijų iki visos programos, nes tai labai faina, kad įsijungtų su kakava. Ačiū labai. Mano vardas Asta, pavardė Treinė. Ką tik mes turėjom balso atvėrimo praktiką, kadangi oras pakoregavo taip, kad prisirinko pilnas tipis žmonių ir buvo pilna dūmų. Tai truputį pasisuko gal praktika kitaip, bet buvo pats nuostabiausias. Turbūt būdas jai taip įvykti. Jautėsi stiprus apsijungimas, dainos, žmonių širdis atsivėrusios, balsai. Buvo nuostabu. Iš tikrųjų, tai esu tik 2 kartą ir praeitais metais tai buvau tiesiog, atvažiavau pasimėgauti festivaliu. Ir šiais metais sugalvojau, kad noriu ir kitaip prisidėti. Šiaip man labai čia patiko dėl to, kad tai yra gan mažas toks nedidelis festivalis, kito formato, labai jaučiasi tas šeiminiškumas. Tik šiemet, kadangi lyja, tai labai sunku pamatyti visus žmonės krūvoj. Kiek jų čia yra, nelabai suprast, bet šiaip gera. Viskas minkšta, švelnu, šypsenos. Kaip jaučiatės po praktikos? Gerai. Gerai? Gerai, tikrai. Ar patiko? Jo, patiko. Iš tiesų labai faina atverti savo garso galimybės, praktiką ir pajausti bendrystę su žmonėm ir tarp žmonių. Tam tikrą prasme išsiriekti, tai buvo labai geras. Kaip jaučiatės po praktikos? Patiko. Aha. Girdau savo balsą, išdrįsau padainuoti. Gera patirtis buvo. Kaip pavyko išlaisvinti balsą? Vyko, jo. To ir laukiam iš tikrųjų. Fainai. Indieniškos dainos. Aha. Tai nesigailit, kad apsilankėt? Aha. Taip, tik buvom vietoj ir laiku. Kokioj praktikai ką tik buvai?
Kaip žaidimas? Nežinau. Balso dažymo įprastinimo praktikos. Aha. Džambudristinis tas daimas, žinai, indiškas visokias. Taip. Aš tai gal pasiilgstu lietuviškų giesmų, kurios dar labiau atpalaiduoja balsą, dar labiau išlaisvina sielą. My name is Utama and Ayana, and we have a project of music, and also we are sharing prayers with Mother Watcher, mainly with Watcher, but also with Cacao. We always love to travel around different countries and share the medicine and teachings that we learn on our path. And even though all the wisdom comes from Mexican cultures, I think we learn from all different places we step our feet on, and this way we can build this weaving together of the tribes, the union of the different ways of thinking and being into one, because in the end we find that each one prays to the same and center of the heart. Yes, the reception was super nice. The people really feel it, really embrace it. It's lovely, no? How as Ayana said, we're different cultures, but when we connect in the simplest ways, we realize that it's all the same. It's very beautifully also how simple things from our culture have a big impact here. Not people like really like a fresh air, as same as me, not coming here in this land. I receive it. It's a long story. We meet through the ceremonies because it's, even though we met in Mexico, I've been already a long time before I got to know him, and this study of this path was already before, and the sacred fire is what united us to gather together and to pray, to sing together for the medicine, for life, and this way we united for not only as a couple but also as like partners for a mission of life that we carry. Yes, fantastic. A beautiful service together. Would you say that Cacao brought you together? For sure, for sure. Yes, the medicine first was ayahuasca medicine. I was playing with a taita, with an elder of Colombia, of Amazon, and I was playing with him, and we met there in the ceremonies, and we started to play together. And little by little, we start to get deeper on the prayer, no? Like understanding more different ways of prayer. And now we are holding ceremonies, not by ourselves, of Cacao, and also for the Watcher, mainly for the Watcher. We all the time are in continuous study and always receiving this like a message to be more connected in without medicine, no? To be just connected, gathered as a family is already a big medicine that sometimes we forget as human beings, and medicine sometimes is only an excuse to unite us in a circle and to pray together. And music, no? And music is a powerful way to feel again alive, to feel the medicine, to share it. Hello, my name is Imade Sutama, or just call me Oka. I'm from Bali, Indonesia. I've been living here in Lithuania for 9 years. My wife is Lithuanian, so I love immigrants. How do you find Lithuania? Flat. But it's cool. Nice place, a lot of nature. I love the forest, the river, the lakes. I'm a sculptor, so it's my full-time hobby and job. I got commission, like it's a Lakota chip. So how long does it take to make a sculpture like that? Oh, long, like 1 week. What wood is this? It's an oak, my favorite wood to carve. I like the finishing, like it looks classic and sturdy, strong. It's not only wood, I do other material too. Is it gonna be painted? Or? My part is to carve it and I let it go like an arrow.
pakėlėm iki pečių lygio. Jo. Ir sustojat, susiglaudę, sustojat. Ir per žingsnį atsitraukėt. Paleidžiat ir per žingsnį atsitraukėt. Ramiai pasitikėkit, užsimerkusi. Ir keliaujat. Galite apsikabinti, palinkėti, pašnekėti. Ačiū tau, mes tam kažką panašaus. Ačiū, kad vaikinų mainiką išmokėte. Prašau. Ačiū. Aštrius akis. Džiaugsmas, pasitikėjimas, šviesa. Esi nuostabus. Esi nuostabus Dievo kūrinys. Dievo meilė. Šviesa. Tu pasaulio šviesa. Tokie.
Pasitikėk savim. Tu esi nuostabus. Esi nuostabus, esi labai geras. Turi nuostabią širdį. Tau viskas pavyks. Tik leisk eiti. Nebeina. Palauk, tai dabar akis padėk atmerkti. Visi atrodo, kad dirba, ne?